Skaitmeninis suvereniteto praradimas. Kaip valstybės impotencija pavertė Facebook mūsų viešąją erdvę. Šiandien Lietuva stovi prieš paradoksalų ir pavojingą teisinį lūžį. Nors oficialiai deklaruojame laisvę ir demokratiją, de facto pripažįstame, kad mūsų piliečių mintis, diskusijos ir politinis gyvenimas persikėlė į svetimų valstybių korporacijų daržus. Tai nėra tik technologinis pokytis, tai sisteminis valstybės saugumo pamatų ardymas. Kas kaltas? Institucinis aklumas ir žiniasklaidos nuosmukis. Didžiausia atsakomybė dėl šios situacijos tenka ne patiems socialiniams tinklams, o politiniam elitui ir tradiciniai žiniasklaidai. Vienašališkas informacinis naratyvas. Nacionalinis transliuotojas ir pagrindiniai portalai, užuot buvę pluralizmo bastionu, tapo vieno politinio naratyvo ruporais. Kai kitokia nuomonė ne tik ignoruojama, bet ir atvirai niekinama, ar etiketė klijavimo būdu marginalizuojama, visuomenė natūraliai pasitraukia ten, kur dar jaučia turinti balsą į socialinius tinklus. 2. Teisinis oportunizmas. Lietuvos valstybė pasirinko patogią, bet gėdingą poziciją. Kai reikia bausti pilietį už nepatogų komentarą, Facebook staiga tampa viešąją erdvę. Tačiau kai reikia ginti piliečio teisės nuo platformos savivalės ar cenzūros, valstybė gūžčioja pečiais. Tai privati užsienio bendrovė, mes nieko negalime padaryti. Šis dvigubas standartas griauna piliečių pasitikėjimą pačią valstybę. Realios grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsienio valdytojų rankose esantis socialiniai tinklai ir žiniasklaidos priemonės Lietuvoje veikia ne kaip nekalti įrankiai, o kaip svetimos galios svertas. Algoritminis valdymas. Mes nebežinome, kodėl vienos temos iškyla, o kitos paskęsta. Privati JAV korporacija, vadovaudamasi tik savo pelno interesais ar politiniu spaudimu iš Vašingtono, gali formuoti Lietuvos visuomenės nuotaikas, kelti dirbtinį pyktį ar slopinti nepatogią tiesą. Tai yra tiesioginis pasikėsinimas į šalies informacinį suverenitetą. Informacinė getoizacija. Valstybė nebeturi įrankių suvienyti visuomenę bendram dialogui, nes žmonės yra susiskaldę į algoritmiškai suformuotas burbulų grupės. Suskaldyta visuomenė lengviau manipuliuoti ne tik vietinėms jėgoms, bet ir priešiškoms kaimininėms valstybėms. Piliečių persekiojimas privačioje struktūroje. Kai valstybė persekioja asmenis už jų pasisakymus platformoje, kurios pati nekontroliuoja, ji pripažįsta, kad jos jurisdikcija baigėsi ten, kur prasideda meta serveriai. Tai sukuria teisinį nihilizmą. Pilietis jaučiasi svetimas savo šalyje, nes jį teisia už veiksmus erdvėje, kurioje jis neturi jokių konstitucinių garantijų. Išvada. Jei valstybė ir toliau toleruos situaciją, kurioje viešasis interesas yra įkalintas privačiuose užsienio tinkluose, o nacionalinė žiniasklaida taptų tik siauros grupės ideologinių įrankių, mes prarasime valstybingumą be vieno šūvio. Tikrasis nacionalinis saugumas prasideda nuo pasitikėjimo, o ne nuo baudų už neteisingus žodžius privačioje, nors ir viešai prieinamoje erdvėje. Atėjo laikas pripažinti, Facebook nėra viešoji erdvė, tai svetima teritorija, kurioje mūsų valstybė šiuo metu elgiasi ne kaip šeimininkas, o kaip kolonijinis prižiūrėtojas, baudžiantis savus už svetimo šeimininko taisyklių arba jų interpretacijų pažeidimą.